Vat galiu tau dar ne prieš jokią kamerą pasakyti. Klausia, tai kaip čia buvo? Čia vienas iš tokių dažniausiai. Atsakau, maždaug taip pat. Kaip čia taip pat tą kiną, va taip kaip čia. Net nežinau kaip pavadinti, va kaip čia vat sako kiti. Va kaip čia už tada tą. Tai vat myli tą kiną. Ar kaip čia jums taip pat. Kaip čia jūsų taip. Sakau, nežinau, čia reikia labai nedaug. Nuo 5 metų sėstam tos adatos ir viską padėti. Viską. Vienas. Aš taip nesakysi išvežiu. Vienas, sako, pasimaišęs ant to. Žinom, kad tau čia viskas šventas dalykas. Bet žinai, iš ko visą tai susiję? Ten aš buvau absoliutus karalius, valdovas. Ką noriu, todėl aš 30 metų rodžiau. Ką norėjau. Jau visai šitai milijoniniai publikai. Bet tai buvo toks laikas. Pats linksmiausias atvejis. Kai prisgrūda ir ten jau nėra kur. Ant vienos kėdės ten jau 5, viens ant kito. Dzindo autobusai, nors išpėt. Sakau, tai ekskursijos vadovė, kas tai, neatsimenu, ar anglai ir vokiečiai buvo. Va tokį va. Kas ten, žinau, išprovėjo? Matyt, gal gal garsai buvo, gal žinojo. Pink Floydų siena. Tu gali įsivaizduoti, prasgrūdas. Aš nesidėjusi, aš turiu N šimtų ir tūkstančių pavadinimų po ranka. Bet koja, bet ką. Bet kada galiu uždėti tokius dalykus, nuo kurių jūs viens į kitą įsikipsite.